Bulvėse užkepta triušio šlaunelė. Triušio šlaunelę nuplauname, nusausiname ir išimame kauliuką. Šlaunelę įtriname čiobreliais ir druska, apšlakstome vynu ir marinuojame kelias valandas. Bulves nuplauname, nulupame ir sutarkuojame pailgai šiaudeliais. Į tarkuotų bulvių masę dedame miltus, kiaušinių trynius, tarkuotų muskatų riešutų bei druską. Marinuotą triušio šlaunelę įdarome kaparėliais, įvyniotais į kiaulieno šoninę. Susmaigstome smeigtukais, kad gerai laikytųsi. Apie 10 minučių kepame keptuvėje, įpildami truputėlį balto vyno. Apkeptą šlaunelę įvyniojame į bulvių masę ir dedame į riebalais išteptą skardą. Pašauname į iki 170 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepame apie 20 minučių. Bulvių plutelė turi būti gražiai apskrudusi, o mėsytė viduje sultinga. Kol kepa triušieną, turėsime laiko paruošti garnyrą ir padažus. Morkos nuplaunamos, nuskutamos ir supjaustomos pailgais plonais šiaudeliais. Cukinija nuplaunama ir supjaustoma šiaudeliais. Visa tai pasūdama. Į keptuvę dedame sviesto. Kai sviestas pradeda lengvai čirškėti, dedame smulkintą česnaką, morkų ir cukinijų šiaudelius. Pabarstome čiobreliais, lengvai apkepame, kad daržovės traškėtų. Ruošiame padažus. Virtą burokėlį, kaparėlius, garstyčias, raudono vyno actą, jogurtą, dedame į smulkintuvą ir sutriname iki vientisos masės. Paskaniname druska ir pipirais. Burokėlių padažas turi būti rūgštokas. Jį galime parūgštinti citrinos sultimis. Persikų padažą ruošiame taip. Konservuotus persikus susmulkiname smulkintuvu iki vientisos masės. Dedame į prikaistuvį, pilame grietinėlės, dedame medaus, cinamono, kurkumos ir aštrios paprikos. Kaitiname tol, kol taps tirštos konsistencijos. Į lėkštės vidurį dedame pašildytą morkų cukinijų garnyrą su persikų padažu. Ant jo bulvėmis užkepta triušio šlaunelė. Dekoruojame burokėlių padažu ir šviežio čiobrelio šakele.